Sveiki, mėly žiūrovai, atvykę į mūsų laidelį. Šiandien gaminsim sausainius ir turim nuostabį svečią. Tai pristatykit, ko vardu būsit. Gerai, aš esu Meda, esu ūkininkė, rūbų kūrėja, verslininkė. Ir faina, ką pakvietėt. Gerai, dabar komandą prisistatom. Aš esu Lėja, esu labai laiminga ir manau pakvieti vien dėl to, nes pastebėjai, kad esu aktyvesnis žmogus. Tai taip. Esu Elinga, tai aš savanoriauju Plungės atviro jaunimo centre, nebijau pokyčių bei išėjimo iš komforto zonos, taip pat mėgstu naujas pažintis ir bendravimą. Aš esu Lukas, esu aktyvus įvairios veiklos, visai mėgstu visokius iššūkius ir naujus pabandymus. Tai dabar apsisprendam, kokius darbus užsiimsiams prieš sausainių kepimus. Tai darom šokoladinius, bananinius sausainius, šitokius, kur nori kažko saldaus namus, bet ne kažką įko pasirinkti, tai turim kiaušinį, turim miltų, turim bananus, sveistų cukraus, turbūt ko visi ron namus. Kas gera mokti elgtis su kiaušiniu? Aš žinau, kad mikseris gera tom darbą atlikti. Tai va, tai tu pabūsi mūsų mikseris. Okay, aš tau duodu. Mums reikės 2 kiaušinių. Čia tavo mikseris. Sutrinės. Jo. 2 kiaušinius įmuš, bet palauk. Toliau. Kas nori sutrinti bananą? Šie bananai jį tokie keitėsni. Tai aš galiu. Tu gali, ne? Reikės mums 2 bananų. Ir dar vienas darbėlis yra su sveistu. Reik sveista, bet po seno. 100 gramų kažkur sutrinsiu cukrum. Tai va, tai aš galvoju, palys? Super. Galim pradėti. Gerai. 2 kiaušiniai. Nu čia kol vis tikrai randa savo šaldytuvį ir tikrai be problemų. Bananus geriausiai pirkti ir tu žinot, kur būn jau net pajaudę, jeigu būn kartu. Aš tik perku kol žalesnis. Tai, nelabai tink piragų. O cukraus mums reikės posisveista ir cukraus reikės apie nepilnas stiklainį, koks 3/4. Tai va, aš galiu įberti cukraus. Tai va, jeigu dėdat tik cukraus, tai, čia ir gan daug, tai aš nežinau, jūs mėgstat saldę? Mėgstat saldę, aišku. Tai gerai, tai tada dėdam teiko, šiaip tai aš dar dėčiau dar mažiau. Tai va, pabandyk susitrinti. Dabar ganas kažką be darbo, ne? Aš pasibėjau tavo profilį, kad labai daug užsiemi veiklų. Ir iš tavo veiklų mačiau sodininkavimą, ten drabužių kūrėjimą. Ir pirmas klausimas man būtų toks labai įdomus, kaip visko reikia įspėti. Ir filmuotis video visus. Ir užsiiminėti verslų ir dar augalininkys užsiimti. Jo. Nežinau, gal iš mokyklos išmokau, žinai, kad ir kuo daugiau lunka būrelių, tuo daugiau suspėjai. Pažiūrėjau, man labai geras buvo pavyzdys, man klasioką, kur nedavau joks būrelis ir niekuomet sakydavau, aš nespėjau namų darbų padaryti. O aš pažiūrėjau, lankydavau 3-4 būrelius ir aš vis laik viskon suspėdavau, tai iš tikrųjų, kada labai nori, manau, viskon suspėjai. Ir kitas dalykas, man veiklas labai tarpusėje susisieja. Pažiūrėjau, kur tu sakai, aš filmuoju, ne, tuos video. Tai jo, aš filmuoju Janus. Ir man jį naudinga, nes aš nuo pat medžiagą panaudoju ir kuriant rūbus, to pačiu testuoju rūbus. Kas taim, kaip inicijavo, ar kaip pavadintum žodį? Nežinau, ar jūs vaikystėje turėjo tokį dalyką, jums reikėdavo vasarą daržus praleisti? Ar jūs miestą vakarės labiau? Aš... nereikėdavo? Manim bandydavau priversti, bet aš nesutinkau. Tai turbūt ne kaime užauga. Šalia. Tai va, tai man situacija buvo tai, kad aš vis vasaras turėdavau darbuotis kaime, daržus. Ne tiek žiaurė, ta prasme, aš daugiau laik praleisdavau prie telek, bet aš vis tiek turėdavau, padaryti. Sąrašiuks būdavo ryta, davai nuravyk ten ton lysvę, davai palaistik ton. Ir aš turėdavau atliktus darbus. Ir man būdavo toks bieški gėda, kad aš grįžtu rugsėjį 1 ir visi sako, mes tai su tėvais buvom Turkijoje, mes ten su tėvais buvom Palangoj. O aš tokį gėdelį galvoju, aš tai dar išpraleidau visą vasarą. Po to aš pradėjau mokytis, universitetą pradėjau dirbti Medelyne ir dirbau laukus, praktiką atlikau, kadangi iš Kapagruono mes. Ir man būdavo gėda irgi pasakyti, kad aš vis morzan vakščiai po tus laukus, vis ten IT, visi marketingistai, visi prie kompo, čia mes kietekai, o tokia porvina buvau vis vasarą ir net nekeldavau Instagramą, kaip kiti, keldavau. Ir tada galvos taip, kad į mokslo metą į pabaigą, magistro studijas į pabaigą ir aš ko aš noriu veikti. Aš biškai atsiminiau, tom savo gėdą, ir ką aš galėtum pakeisti, kad, pavyzdžiui, tokie žmonės kaip jūs, jauni,
jūs dar mokyklos laikas galvodavot, o visai fainai sodininkauju, žinai, kažko nauginti, savo pomidorus, dar kažko. Ir kad jūs norėtumėte to daryti, o jums nebūtų kažkokių gėda mokyklo pasakyti, kad jūs vasarą to daryti. Nu tai ir aš aišku pasirinkau to mintį, kad ėti per, pabandyk tas minkštesnis, ir ėti tom per sodrūbą. Bet o kodėl būtent moterim į sodrūbą padaryti? Todėl, kad vyram įtėp daug. Nežinau, ar jis buvo kokiam prekybcentrį, tai jį pasirinkėms labai didelis. Ir kitas dalykas, vyram ko reikia, kad būtų juods derinuks, ne? Šarkėlis kelis. O moteriam reikia, kad būtų su gėlytėm, su visokiais kaspinukas, o tokių nežinai. Tai va, tai aš pamačiau tai kapinišą ir pažiūrėjau, jeigu jūs kažkad galvojate apie verslą, tai pažiūrėjau, nori kažkom daryti, nu, nes dabar labai madingai galvojate apie verslą, tai jūs visai galvojate, kuo nie. Nu, nes labai ir paprastai sukūrė dar vieną produktą, kurio jau ir sukūrė. Nu, nežinau, jeigu tai būtų rūba, dar vieną nusprendė, jeigu sukūrė, žinot, tai žiauriai sunkia, nes jūs turėtumėte galvoti, kodėl tas žmogus pirks iš jūsų. Tai va, tai aš ir galvoju, jeigu aš kuriu darbo rūbus, tai aš kuriu ne toks, kur jau žmonės gali nusipirkti, bet toks, kur niekur nėra. O kon komanda ir sugalvojus, į kokių verslų prisigalvojai? Jo, rimta, esi kažkon sugalvojai. Mano mama turi verslą. Viskas prasidėjo labai kvaila. Mama nusipirka vieną meškiuką ir tiesiog sakė, reik pabandyti parduoti. Na ir aišku, to palaikim nebuvo, to čia kvaila atrodo, meškinų parduoti nori, bet taip galvos, kad tas verslas dabar jau turi 30 000 sekėjai, stebėtojai. Kau toliau, to labiau tas vas įsivažiavams, tiesiog tas noris dirbti, atsirado tiek man, tiek mama. Ir mes iš pirmo čia pradėjom dirbti savo namus. Mes turėjom svečių kambarį, kad po 2 savaičių mes nužemėm, paskiau praėjai gal metą laiką, sako, mes neturėjom vietos, viskas reikia kažkur į didesnį erdvę kraustytis. Na ir taip galvos, kad iš tečiaus atėmėm vieną garažą, paskiau po kelių mėnesių vėl, sako, mes vėl neaptelpam, o antrą garažą vėl pavogėm. Ir dabar čia šiaip ne per seniausia pabaigėm 3. Šiaip su to verslu yra, aišku, labai smagia, bet yra ir minusų. Nes labai daug žmonių galvo, kad tas visos verslas yra tiesiog aš įkelsiu, pardausiu, supaklausiu ir išsiunsiu. Bet te pažiūrėjus į ton realybę, tai kiek būn visokių naktų, kur tu nemėg, tai to reikia nupirkti, kas tam žmogui gal patiek, kas tam nepatiek. Nes labai daug kas daro tokį klaidą, aš iš savo mamą savo pasimokinau, tokį klaidą yra, kad visada, jeigu žmonės kažkom pardaud, nežiūr, kas samim patiks, o ne kas kitim patinka. Bet te pasmenišką į verslą nežiūr. Nu va, tai kas pagalbėjani tokį labiau. Tu nedaugiau žmonių, žinai. Labai gerai. Tai dabar, žiūrėk, reikia miltų persijuoti. Ar nori šokoladą pjaustyti? Aš gal geriau šokoladą pjaustysiu. Okay. Tai dabar mums reikės šokoladą. Turim čia po 85 gramų, šiaip reik 100 gramų. A mėgstat šokoladą? Mėgstat? Nelabai. Tai darysim atskirą pusę šokoladą ir pusę šokoladą. Man balts priširdės tik per šokoladą. Matai, su baltai sunkia į sausainės, nes ant toks palikti kapsvėjais. Padarysim kelius be šokoladą, paraganu kelius su. Tai dabar susipjausti gal tu. Vieną plėtelį ir žinai, kaip pjausti. Parodysiu. Tiek pasikeisiu. Ai, kaip česnakas? Jo. Ir tiek susipjausti. Gerai. Tokių kaip trūkumų ar tokių problemų tu susidūrė su savo verslu, kaip tik buvo pat pradžiai. Na, žinai, jeigu aš pradėsiu pasakoti, tai mes tada iki rytojus neišėsim. Reikia perprasti, kad jį visokių klientų, kad reikia mokėti su mes bendrauti, reikia suprasti, kur rinka reikia, kad, nu, pažiūrėjau, aš sugalvoju, ne, kad mums faina būtų ne kažkoks suknėlė, pažiūrėjau, ir tad pagal klientus matau, kad, nu, ne, kad anos neperk. Bet aš negaliu užsiciklinti, kad anos kaltas, kad anos neperk. Aš turiu sakyti, kad, nu gerai, aš kažkam blogą padariau, kad anos neperk, nes matyti, anoms to produktų arba nerek, arba tas produktas nebepatrot, ką prek. Tai va, tai aš kokių klaidų pradžiau padariau, galbūt man buvo priešinga, kad aš klausiau kitų žmonių, kurie nėra sodininką, ko norėk daryti. Nu, atėm kažkaip, moteris įsivaizduoja mane, kuri tor tik tą gyvent būti, net netor apie sodą temą ir ant sako, tau, žinok, reikėtų sukurti šorts, nu, ėska, nežinau kas. Ir aš pradžiau tą klausydavau, galvodavau, nu gal ant sakant žena, ne. Ir tad tu sukurti šorts, ir suprant, kad, nu, niekam nereikia, nu, pasirodo visiškai netent. Tai va, tokį klaidą buvau. Daugiau klaidų gal ir maža buvau, nes aš tiesiog pradžiau, kad tu nežinai, kur tu brendi, bet tau jau būtų sunkiau daryti, nes tu jau žinai, kur brendi, jau buvai, ar verta ar neverta.
O aš, kadangi man tai va kapituriai verslą, bet aš vis tai galvojau, ne, aš padarys gerą, aš nedarys klaidų, kai nedaro, aš tikrai žinau, ką reik daryti. Tai aš, kažkaip galvoju, nežinau, kažkaip nebijojau ir aš jeigu ir padariau klaidų, anus dabar atveju būnam iki tos stadijos, kur aš jau neapsivau, kad ten buvau klaidas, ne. Tai va, tai aš manau, kad pradžio ir faina klys, nes dar tos klaidas pigiau kainuoja. Pavyzdžiui, galiu pasakyti pavyzdį. Šiais metais aš tik padariau vienos paslaugos keitėjimą, rūbų gamybų ir tik vieną paslaugą, neįvardins kurios, bet aš tik padariau keitėjimą ir aš labai, vengiau daryti, nes aš žinau, kai man pinigų kainuos, nes man reikės visko ant tom patį iš nulių padaryti, jau tai, kad aš sukišau ir dar sukeišti. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš padariau laiku, nes man tai kainavo pigiau, nes jeigu aš tom būčiau darius po 2-3 metų, kad aš turėsiu 30 modelių, pavyzdžiui, ten 40 rūbų skirtingų, man būtų tai kainavo labai brangiai. Tai geriau pradžio padaryti kuo daugiau klaidų, kad turi mažiau pinigų. Tu pačiu, pažiūrėjau reklamą, paleisti, vis sak labai brangiai. Bet geriau pradžio mokytis, ten po 20 eurų paleisti, išleis 50 eurų, negu po to, kada tu turėsi 1000 eurų ir tie paleisti param kartą bus močiau, už 1000 eurų daug uždirbti ir sudegs viskas. Tai va, tai tos klaidas visai gera. Ir dažniausiai verslininką nevadant klaidom saka pamoks. Ir šiaip žmonėm labai patinka, tu pripažįsti savo klaidas, nežinau, jūs stebit, pažiūrėjau, Instagram'e. Labai viskas įtep nuvaižyta, visi tokiai tuobali, tu pažiūrėjau, oi, kaip tam gera verslininko, sakas, kaip tam gera. Ir aš dabar pažiūrėjau, buvau parudu ir aš matau prekinį ženklą, kur atrodo internet, nevar, belekiek. Ten visų reklamaujas, visi perk, visi nešiuo, rūps ir aš galvoju, wow, va čia tai var, čia tik monės įsak. Ir mes nuėnam pasišnekėti ir aniai sak, žinau, mums įlygia taip pat, tik mes to nesakom viešą. Tai va, tai aš dar to darau, kad aš gan viešą sakau, kad man kažkas nesisek. Ir kas juokingiausia, klientas tom visai suprant, vienos kartais netgi dar labiau tom palaik ir perk, nes mat, kad tu nemeluoji. O čia bus gerai? Jau, gera. Tai dabar dar toliau prie recepto grįžtam, turim bliūdą ir dabar reikėtų, ko aš nedarau namus, bet jau dabar, kadangi esam studiją, tai galim padaryti. Reik persijuoti miltus su kepa miltelės, galės paduoti? Tai va, aha, gera. Ir šiaip čia reikėtų asitėlį tokį smulkesnį, kad viskas persimaišytų ir kažkur skaičiau, kad katėp daruot, piraks arba teiso sainę, išsipūt daugiau. Gaunas, kai žinot, kad buvo minkštais. Jo. Aš galvoju, pasakyk žemaitišką, ne fluffy. Žemaitišką? Porus, žodžiu, būna. Va, susitrynėm bananą, šiaip galite ir blenderiauti, tada iš vis tai gaunas, bet mums taip gausias su bananų gabaliukais, netirėlė. Tai va, susimaišyk ton, dar pabandyk jam sveistą įsimaišyti, ir paskutinio veito ton, bet padarysim taip, kad jeigu ne vis myks su šokoladu kapščiau atveju. Tai mes galim dėti. Padarysim kelis sausais be šokoladų. Tai gal trumpai jaunimo galėtum papasakoti, kokių klaidų pasistengti padaryti ar kokių nedaryti, kad būti sėkmingesniam ir kad turėti paikimą. Bet čia verslas, kokių nedaryti? Jo, verslas. Tai aš kaip tik sakyčiau, pradžio daryti visko ir kuo greičiau daryti sprendams. Nežinau dabar, per Minsk, kur šau į galvą, sėdėjau prie telefą, sausio mėnų tragedija atrodo su verslo, ten vis griūna net ir pinigų, reikia daryti kolekciją, bet jau vėluoju. Aš tik tragedija ir aš pamatau reklamą Rodriklius, ne? Čia pirmą kartą Lietuvoje, ten tratata, ir aš tik, davai padaudam, žinai. Ir aš staigę supildžiau, padaviau. Ir tada tik tą kažkam kitam pasakiau ir vis iškart pradėjau sakyti, bet tu juokauji, tu supranti, kad tau reikės UAB pasiimti, o tu juokauji, tu supranti, kad ten tiesiogiai filmaus, žodžiu, vis labai padarė iš to dramą. Ir gera, kad aš pirmiau užpildžiau, negu aš paklausiau. Nes, aš būčiau tada, daug ko nedarius. Ir čia pradžiau daug kas sakys, pažiūrėjau, idėja ir tu eik nubėžti, nupošus. Ir pradžiau, kai aš sakydavau, atsimenu net savo grupiokam, ane sakydavau, jau iš tais nebūs agronojams, tu tikrai nesi ta, kurie esi pulauks ir kapstysies. Ir aš jiems sakydavau, aš esu ta, kuri esu susijuonu lauk. Bet aš net nežinau, ko tas reiš. Ir aš dabar iš tikrųjų, aš kur suodavau rūbs, kur suknelis. Ir aš iš tikrųjų vakščiai pulau su suknelėm, bet aš tuomet dar to nesupratau. Tai va, tai pradžio neklausyt, ko kiti sako. Sakys, nesąmonė, tu taip nedaryk, nes ani pats ting. Dažnu atveju tu pažiūri tų žmonės, kurie sako, kad tu nesąmonė dara, ani pats niek nedar ir ani ting. Tai va, tai didžiausias klaida neklausyt kitų. Greičiau priimti sprendimus, pamatė reklamą, kad ten, nežinau, kažkur sudalyvauti, pagalvoja, reikia sudalyvauti, iš karto reikia sudalyvauti.
Tai tik apsakysiu ryklius. Kaip ten buvau, viskas. Pasakai, kam iš tikrųjų buvo. Ja. Bet čia labai faina patirtis ir manis vis kur klausia, sak, ar dalyvautum dar kartą, tai dabar man atrodo, kad aš bijočiau dalyvauti. Aš nesėdu, ką aš tuomet turėjau tik drąsus dalyvauti, bet matyt buvo ta situacija į laiku, kad aš stresavau ir aš gavau, arba aš uždarau Garden Moodą, arba man reikia kažkur gauti pinigų. Ir aš tada net nežinau, kad gal pasiskolinti, tada kažko, žinai. O tada aš vienintelis būtų va čia, žinai. Labai fainai reklama. Dar dabar veik, žmonės, pažiūrėjau, po 2 metų atsimenu mane, sako, o čia tai iš ryklių, pažiūrėjau, tik tokį visi raško, matars, o labs ir aš tai mačiau per rytmus. Daug kas per televizorių praleidė, žiūrėjau, toks vaidis. Jo, ir žiūri netgi tai žmonės, kurie tu nesitik, kad žiūrės. Nu, ten, pažiūrėjau, visokiai verslininkai, aš patokiai sulaukiu tų skambučių iš tokių žmonių, kur tu šiaip žiūri, jiems su didžiojais ir они mato laidą, nei tau rašo, kad gera pavarė. Tu galvoji, wow, geras, mato laidą. Nes ko aš pastebėjau, kad aš augau Plungėje, nežinau, kaip jums dabar, bet pas mus mokykloje nebuvo, kad skatintų daryti verslus. Nežinau, o pas jūs būdavo, kad sakydavo, šiandien per pamoką sugalvokit 3 idėjas, 10 minučių, dabar einat papičinti, pristatot idėją, nežinau, gal net realiai sukuriam kažkokį prototipą ir įdedam internetą, pažiūram per. Pas mus tokių nebūdavo, nežinau, pas jūs dabar kaip pamokų. Pas mus per ekonomiką. Nu tai va, tai. Bet jau vis tiek jau link to, kad tai yra norma. Aš net labai gerai atsimenu, čia tik juokinga situacija, aš šiaip labai gerai mokiausi ir aš niekuomet negavau pastabų, išskyrus vien pastabą esu gausi. Pabandykite atspėti, už ko aš galėjau gauti pastabą pradinės klasės. Užginčiamas. Nuomonė išreiškia. Ne. Aš pirmą versliuką padariau mokykloje. Ir A. gavau pastabą ir tai buvau iškeisti už tai, kad aš pardavinėjau, žodžiu, popierius, spalvots. Tai jūs įsivaizduojat ir tuomet aš teik stresavau, atsimenu visą grįžau kriuokų, verkų ir ten ta pažymių knygutė būdavo tik raudons lapėlis. Meda pardavinėjau popierius. Tai kur tu šokolad man dabar dėti? Gerai, tai dabar žiūrėk padarom. Galim parodyti, kokį čia gavos atešlą. Ant gavos biškį su gabaliukas dėl to, kad mes ton bananų turim tokį. Nu tai va, dabar sudaram šokoladą. Šiaip galit nedėti šokoladą, gal dėti bet kokius pagardus. Jo, šilauogės, nežinau, bet ko mėgstat, bet man labai patinka tas derinys bananas plus šokoladas. Skaniai, skaniai. Jo, nu tai dabar tu jau tad pramaišyk. Ar tu pat vaikysis domėjęs augalas, ar kažką apteptikta su tarkim, kad studijas rinkas, ar kažko pradėjo domėtis? Jeigu tas faktas, kad man užrašant lapeliaus, kad aš turiu nuravėti morks ir aš atidedu iki pat po 5, nežinau, kad 5 grįž mama iš darbą ir aš jeigu nuėjom vatėp kažkom diką padarau ir čia skaitos, kad man patinka augalai, tai va aš tik turėjau susidomėjimą augalas. Aš žiauriai nemėgau, man žiauriai nepatinka. Ir čia, kaip sak, niekada nesakyk niekada, ne? Aš visai sakiau, kad aš nesulaukiu studijų, kad aš išvarysiu iš Plungės, dėl to, kad aš apsigyvenčiau kur nors centre miestą, kur nėra nei plotėlį žemės ir man nereikės nei grėbti lapų, nei laisti daržų, nu, tai aš apie tai svajoju, žinai. Beje, aš egzaminus išlaikiau gerą. Jūs nevaik, kad aš prastą mokiausi, dėl to aš agronomiją stojau. Bet situacija tokia, kad aš nuvariau tom vasarą į parodą, nežinau, ar jūs žinot, bet vyksta žemės ūkio parodos, kur prisiveš traktorių, ten visokių, mes nuvarėm, atsimenu su tavęs į tas parodas ir aš tokį neapsisprendžiu, nu čia visai gerai tos egzaminus išlaikiau, visai gau, kad stosiu į architektūrą, nes aš dar lankiau 5 metus meno mokyklą, jau manim ten ruošiu vos net įmė egzaminam architektūros, aš netgi buvau studijų mugė, kur aš kalbėjau prie vien stendo dėl architektūros. Nu, žodžiu, aš akčiai tam parodo ir aš žiūriu ton techniką ir aš galvoju, o jeigu aš čia dirbčiau, ir aš galvoju, tai įsivaizduojat, traktorė, tokie šūsai, kur tu įsėdi veidu, ekraniuką, tam viskas, ir aš galvoju, wow, ko man reikia pabaigti, kad aš galėčiau dirbti, tokį dalyką. Nu, tai aš tada įstojau į agronomiją, galvoju, nu tai kažkas tipo tarp augalų. Ir tada kažkoks užėjai karantininis dalyks, kai vis pradėjai viską ompalongius auginti. Nu, žinot, kad pomidorą, ompalongius dar kažkas ir aš barak pradėjau vėliau auginti pirms pomidorus. Aš ir net žadėjau vėti baraką ton, nežinau, administracijai klausti, ar jūs galite man čia po barakų longas išnuomoti plotėlį daržiukau, nes man dėptė ompalongis. Nu ir tad pradėjau auginti ten, tad pradėjau būti auginti, tada grįžau į Plungę, pradėjau lysis auginti, nu ir žodžiu, 6 metus tiep ūkį. Bet viskas atėfa išsirutuliau nuo to, kad aš nekėjau daržų, iki to, kad dabar aš, pažiūrėjau, vaisdien pabum prikom, padarau savo verslo reikalų ir aš galvoju, greičiau išvažiuoti, va tėvą sukėšinu, apsižiūrėti, tai o, kaip faina, niką galvoti.
Man juokingai vien dėl to, nes aš augalas ir įdomus. A, Man patinka auginti ir gėlis, bet ravėti, vai ne. bet tada aš atradau tokį technologiją, kad galima auginti su mulčiavimo būdu, bet aš aišku mulčią neturėjau pirmas ūkių metas. Žinot, kas į mulčius? Skaičiau dažėvis, kur tu pažiūrėjau, susodini augaliuks ir tu apdengi visko aplinkau, kad neaugtų piktžolis. Tai mes tiesiog nusipirkom plėvelkas, nėra labai gera, bet mes naudosim kelis metus iš eilės. Nu ir ten pjovėm skiluts, o laistymą pravedėm tokį žarnas ir pajungį nubačios laistym ir nereik laistyti. Ir čia ir va. Vienas malonaus auginti. Turėtų gautis tešlą tokia, kad nes kuo skaistesnė, mes skaitysime džieką. O 180 morkai, tai reikia kaitinti apie 10 minučių kažkur, kadangi tešla tokia tirštesnė gavos, bet labai gera, nes anei kepa, anei nori labai iščiuošti. Tai pabandom va tokias, aš žinok nesistengiu tų tobulų sausainių darimo, net fainiau, kad tokiai bangų atgaunas. Tai va, tu toks gal putris į eilę dėti. Čia daug netilps, bet šios laikėpus taip per 2 kartus. Nu va, tokias, pleckas. Jau kažkam komandų noriu paklausti. Ar labai ir svarbu žinoti visas tas rūšis ir kaip auginti? Augalų? Tai ne, su laiku išmokst, kon rekt, kon žina. Vis vasaras tai arba daržus, arba pastėjau savo parduotuvę praleisdavo. Ir manim pastatydavo, žinau, konsultuoti, sakydavo. Na, kaip tarnau klientų. Ir ten klientas sako, nu man ten reikia kokių pomidorų, aukštą ūgių, ten tokių veislės, hybridinį, tratata. Aš tiesiog žinodavau esmė dalykų, ko man reikia žinoti. Ten žmogus sako, man reikia gėlės ant palangės, bus šešėlis ant tarkim, arba bus karšta ant palangės. Ir aš žinau, kad, okei, orchidėjais neduosim, nes nudėk, žinai, tai toks esminis dalykas. Bet aš tikrai nesu ta, kur atidarytumėt man dabar, bet kokį sąrašą arba nuotraukų iš Google vaizdo ir sakytumėt, o pasakyk, čia gėlė. Nu ne, kam tuo reikia dabar ir čia GPT man gal net nuotraukų pasakyti, kad čia gėlė. Kas neišgyvens, nelemti. O tu su tom kažkom gėlėm dara, ar tiesiog te apungruožios? Nu, palauk, kol užauginu vis tai išmet. Ne, aš auginu ne daigus, kas čia daugam galvoju, pas man skreipa sak, turi daigų vazoną. Ne, aš tokių neauginu, aš auginu aukštas tam, kad tektų į pokštis. Ir puto pradani į pokštis. Tai va dabar bus mamyčių deina, tai aš sukišau kelius 100 eurų, jeigu ne 1000, bijau suvesti Excel lentelę, kiek ten visko gavos, į žemę saugunėlių ir aš tikus, kad va, keičiu, 2 savaitės, nu, kažkiek laiką iki mamyčių dainos, kad man tai pinigą užaugs ir aš pardaus tikus. Bet jeigu pražys dainą arba 2 vėliau, sėkmės man tiek parduoti kažkam, nes vis sakys, ne, tai mes dar turim iš mamyčių dainos laikus. Aš nesu fabriks, kur aš galiu šiltnamį užkelti temperatūrą, daug šviesos, visko ir pasakyti, tu dabar man žydėk, gegužės 1. Nu, aš negaliu, aš tiesiog vatepo, nuvažiuoju, davai, saugyts biški, daugit, kad kažkas vyktų. Tai va, tai dėl to ir labai blogai, kad aš pasirinkau 2 sritis verslą, kur tu niek negali kontroliuoti, čia apžiaurė, sunkiai kontroliuoti klientų, nesikontroliuosi, dar jeigu sezoninis verslas išvis ir augalą, kur tu išvis niek nekontroliuosi, kada palys, kada pasnaks, kada saulė, bet čia įdomiai gyventi. Tai koks sausainius daroma, jau įkaitą? Jo, man atrodo, bus visai įkaitant, tai dabar dėsim 180 laipsnių ir reikės stebėti, nes aš nežinau, kaip čiurkait, pasižiūrėsim. Vis aš susidėjau, ne? Okay. Maldonas dvigalieks kažkas suvalgė, bet ką apie vaišydas biškai. Labas, fišikai. Ai. Daro tik toks. Tik toks. Jo, apie mašiną. Apie mašiną? O. Mašinas tiesiog tik toks įkiau į viskas. O tu kon tu tipo roda kaip mašiną turi, ką premontuoja, ar kon... Ne, nu tiesiog nufilmavau mašiną ir te video sufilmavau. Sumontavau tavas. Jo, sumontavau tą padarė. Nu, į tokią reklamą padariau į viskas. Reklam savo mašiną, kurios neparduoti. Reklamą draugau, ano darbą pavadžiau. Okei, gudrė. Bet man jau galvoju, biškai irgi iš verslo pusės. Nu, o jūs daro tik toks. Vis. Mama naudoja kažkokį produktą, katro nežadėjai parduoti, tiesiog parodyti, ką pan saveikia ir kad čia yra labai prasmingas dalykas ir kas nori gal nusipirkti, bet aš ne iš mūsų. Nufilmavo video, praėjo 2 dienas ir taip gavus, kad surinko 1 milijoną peržiūrų. Mes iki pat dabar gaunam tų žinučių apie tom produktą ir taip gavus, kad mano mama labai didelį klaidą padarė tom video, ne tai, kad padarė privatų, kad jau nieks ten matyti, bet man visiškai ištrynė.
Aplama, kalbant apie tus video pačio pradžio, mano mama nebuvo drosi su savo filmavimu, bet taip galvos, kad per mano viskas prasidėjo, nes aš man slapta pradėjau filmuoti. Ir taip galvos, kad aš tom visą video sumontavau irgi. Ir aišku, aš sakiau, mama, tai čia pasilikiam tarp šeimos, nu, kad kiti nematytų. Bet aš, kai sumontavau tom visą video, žiūrom, visai jaukinga galvos. Ir mano mama sumaistė nau nekelti. Ir taip vis prasidėjo, kad Bet mamai kelime, tu slaptai. mama jo sumaistė įkelti, kad į vakarą ten mami kom ir tu sumasty, kom galim nufilmuoti. Nes kau tu daugiau keli, tau labiau į tom žmonės dėmesį atkreipti, ir tu daugiau tų žmonių prisitraukti prie savęs. Prieš tom visą jūsų verslą, kuriam nebuvo susimais kokių kitų planuotų, nes o gal aš ten esu kokią buhalteriją ir panašiai, nu kažkas tokį. Kokią aš turiu patirčių su savo specialybė, tai buvo vieno praktiko Lietuvo, kur aš tiesiog kaip pagrono važiuodavau pas ūkininkus, ėdavau vidurį laukų, va iki čia būdavau morzant šlepę visą, paimdavau kažkiek mėginio augalų, parsiveždavau kaip skalpelį ir jaustydavau, ten atidarydavau, nugrina kaip kokio operacinė, skaičiauju ten tas varputės, žiūri vabaliukų, žiūri fazinų, aš tik visai dariau. Es palauk, man nelabai patinka, bet man labiausiai nepatikdavo tas, kad aš nuvarydavau į lauks ir vis morzant grįždavau. Vis tokia, lapsi, tu iki čia esi morzant, žinai, ir tu gėda būdavo, aš atsimenu, tai čia dar vieni priežas, kurie kūrė rūbus, žinai, grįžti. Man patinka jaustinėti, gal aš galiu būti mokslininkė, nes man dar universitetas sakė, stok į doktorantūrą, gal aš rimta galiu būti mokslininkė, ne? Tai, žodžiu, nuvariau į Daniją. Supratau, kad ne man mokslo centri būti, nes tu laboratorijoje tu vas dain šunti. Aš skaičiavau, kokių yra kūdikėlių vabaliukų, kokių yra kiaušinukų ir kokių yra tų lervučių. Ir aš turėjau vesti dokumentaciją ir rezultatą, aš 3 dienas skaičiavau tos vabaliukus ir žinau, čia mokslinis darbas. Bet taip nebuvo baisė tos vabalos tikrinti. Po pusvalandį tau jau veinuoda, žinau, tu tiesiog nori greičiau pabaigti, skaičiau ten surėkinamiai. Šiaip juokinga, aš važiuoju neturiu ūkį, bet aš pamatau varlį, aš krykų cypo. Jeigu man užrūpo koks vors, nu man baisė, žinai. Man tai tas pats, aš panišką bijau varų, bet pat pasais tarantul tur. O jėzus, čia. A ten klausiu, kaip tu bija kitų vorų, bet nebija savo tarantul. Nu, aš geriau jėmu savo tarantul į rankas, negu paėm kokišką kampą. Tu neatsineš, kad mokyklą pagozėm. Šiaip yra buvę, kad grasinau, bet... Aš tau į kupirėlį įdėsiu. Kas labiausia patinka, kad pas man kambarė ten koks vars, aš šom paėmu už kojiečių ir įmetu. Nes jeigu jod mais, tai varsą non ir gaudys. O kuo tu auginti? Aš niek neauginu. Ruoštis. Gerai, jau surašysiu. Šiaip augalai tai bontas, pikus ir su mama atvažiavom į parduotuvę. Ir aš tengiausi pasiimti kuo negražesnį, nes žinau, kad nieks nepirks nuo. Tai man to toik reikėjo, to toik pačiu, toik negražiausia, toik nuskriausta. Grįžus, šį buvo pats fainiausias dalykas, tiesiog sodinti, jo persadinti. Nes į to virkti, kad tu turėtų ūkį kažkokį, nes sodinimai žiauri daug. Bet kas svarbiausia, šnista, kur labai įdomus, bet ir taip, kad dažniausiai augalai prie manęs atgimsta. Kas norit nuėti patikrinti sausainį? Aš kaip tik norėjau sakyti. Tai aš Eno, prašai. Nu, neprastai. Unikalus. Turėjom mūsų sausainukas, apgavus. Kapė visai. Biškį padegė. Ir kada padaravo ton. Ir toks šokoladas, ir mums dar būn toks pasilydęs. Bet aš ant mėgstu dėti pažakutį indėlių. Žinot, kur būna sumuštinį indelę, įdedi ir aniai tuomet nesukeitė labai. Ragaujame, ne? Nu, kai esam svečiau per man pasimti. Kaip tas kaip pat negražiausia, nes bandysam atgaivinti. Manau, kad tu mingit jūs. Kad aš žinai pačiais. Aš bijau, kad buvo dodis nukris. Ne, minkšti. Labai minkšti. Šiaip galvos gero, negu aš bandžiau numūti. Čia perliūdė. Gerai, kiek vertinat? Kadangi aš gaminau, tai stiprus 90. Aš jau žinau, sakyčiau 9. Jeigu nebūtų šokoladų, 10 mane. Ai, savo, žinau, gerai galvo. Biškį padėk, bet gerai. Gerai, išmaišiau. Ačiū labai, mėly žiūrovai, kad žiūrėjot. Tikrai, jeigu norėsit pasigaminti visų sausainių, tikrai maloniai kviečiam. Visi vertina labai geras balas. Mes linkam geros dienos ir tą pasvečiu, kokį žodį. Aš ją buvau fainė,
paskvys draugų penktadienio vakarą ir prakiek sausainių fainai pavalgyti, ne? Sutinkat? Jo, ačiū Vaba, kad buvot apsilankę. Ačiū, kad pakvietė. Ačiū už skanų receptą. Ir iki pasimatymų. Skanaus! Ateik ragauti, mes degustuojam. Nu, aš kažkaip tokį cukrynį, o čia matyt nežinau. Jie maišo. Aš tai mums maišyto, jūs čia kalbat, maišot.